Drąsiai galite užduoti klausimus čate ir arba po pranešimo žodžiu prisijungę. Taigi, e, truputis informacijos apie Ekoagrus. Kas yra ta viešoji įstaiga Ekoagrus? Tai Ekoagrus įkurta 97 metais, tai kaip žinot, jau pakankamai patirties turinti įstaiga sertifikavimo srityje. Ir pagrindinė veikla Ekoagrus yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Taip pat papildomai Ekoagrus sertifikuoja pagal kitas sistemas, tokias kaip nacionalinė maisto kokybės sistema, privatų standartai. Taip pat turim ir švietiškos veiklos, kurią nuolatos vykdom. Ekoagrus yra vienintelė kontrolės institucija Lietuvoje, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybė paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Taip pat Ekoagrus turinti leidimą vykdyti sertifikavimą pagal nacionalinės maisto kokybės sistemą. Taip pat svarbu paminėti iš tikrųjų, kad Ekoagrus nėra teisės aktų leidėjas. Kartais sulaukiam tokių komentarų, sakykime, kad Ekoagrus netinkamai arba netokius išleido teisės aktus arba taisyklės. Tai pabrėžiu, kad Ekoagrus nėra teisės aktų leidėjas. Taip užtikrinamas pamatinių efektyvios kontrolės principų įgyvendinimas, tai teisės aktais reikalavimus nustatančios ir jų laikymasi prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Kontrolės institucijos pranašumai. Tai pirmasis būtų veiksmingumas. Renkami bei panaudojami veiksmingai kontroliai būtini duomenys informacija iš kitų valstybės institucijų. Antrasis būtų patikimumas vartotojui, tai veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė yra pridėtinė vertė ir garantija pirkėjui. Ir trečioji, tai ekonominė nauda. Ekoagrus yra nepelno siekianti organizacija, tai nesiekia mes uždirbti pelno kažkokio, sakykime, ir pasipelnyti iš veiklos vykdytojų. Tiesiog visi finansai, kurie yra, visos pajamos, kurios yra gaunamos, yra tiesiog skiriamos viešosios įstaigos veiklai. Svarbu paminėti, kad Ekoagrus veikla nuolat tikrinama ir vertinama. Tai, sakykime, Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos centralizuoto audito skyriaus, NMA, nacionalinio akreditacijos biuro, išorinių finansinių audito įmonių ir kitų. Ekoagrus darbo kokybę, efektyvumą, nešališkumą užtikrinančios pagrindinės vidinės taisyklės. Tai pas mus yra įstaigoje įdiegta įvairių sistemų, tokių kaip kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, antikorupcinės vadybos sistema, etikos elgesio kodeksas, viešųjų privačių interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa ir kitos. Taip pat Ekoagrus klientų anoniminės 23 metų apklausos duomenimis įstaigos darbuotojų darbą labai gerai vertina apie 92% veiklos vykdytojų. Tai labai geri rezultatai. Taigi, apie nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės. Tai tikiu, kad čia yra ir esamų jau pareiškėjų, kurie ne pirmus metus sertifikuojasi pagal šią sistemą, bet tikiuosi, kad yra ir būsimų pareiškėjų mūsų, kurie galbūt naujovė šitą nacionalinės maisto kokybės sistema. Tai truputėlį supažindinsiu, kas tai per sistema. Tai jinai startavus nuo 2007-2008 metų. Pradžioj buvo
kitaip vadinosi šita sistema, tai išskirtinės kokybės sistema buvo truputėlį modifikavusi jinai ir dabar mes turim nacionalinės maisto kokybės sistemą. Tai kas yra, sakykime, tas nacionalinis maisto kokybės produktas. Tai yra žmonėms vartoti skirtas produktas, kurio, sakykime, kokybė pranoksta ES ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus. Sulaukėm klausimų dėl sertifikavimo tokių kaip produktų kaip pašarų, sakykime, ar kitokių produktų, tai vienareikšmiškai noriu pabrėžti, kad tai yra tik tai žmonėms vartoti skirti produktai sertifikuojami bent jau kol kas ir tokių kaip pluoštinių kanapių pluoštui turbūt, ar sakykime, kad ir tie patys minėti pašarai, jie nebūtų sertifikuojami pagal šias taisyklės. Kuo išsiskiria tas NKP produktas, tai išsiskiria aukštą kokybę. Tai šitie produktai yra atsekama jų kilmė, aukštesnė aplinkos tausojimo gyvūnės gerovės standartai ir panašiai. Kokia nauda ir kodėl vertėtų sertifikuotis pagal šią sistemą, tai čia turbūt kiekvienam individualiai reikėtų įsivertinti tuos pranašumus ir naudas. Vieniems galbūt atsiveria, sakykime, sertifikuojantis tokius produktus, vieniems atsiveria galimybės savo produktą pateikti prekybos centrams, nes, sakykime, su tokiu ženklu jisai vis tiek produktas pastebimesnis galbūt tarp įprastinių produktų, taip pat ir populiarinimu užsiema ir pati ir ministerija šio ženklo, nacionalinis kokybės Lietuva arba kokybės ženkliuko, ir taip įgaunamas toks konkurencinis pranašumas. Taip pat yra galimybė dalyvauti ir kitose programuose, tokiuose kaip vaisių, daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. Taip pat ekologiškų ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimas ikimokyklinių ugdymo įstaigose. Nuo 23 metų galima dalyvauti ir žaliuosiuose pirkimuose. Aišku, pabrėžčiau, kad šituose programuose galima dalyvauti tik tai su raudonuoju kokybės ženkliuku. Tad prieš sertifikuojantis reikėtų atidžiai pasigilinti šituose programuose keliamus reikalavimus, kad galėtumėt sudalyvauti, sakykime, tokiuose viešuosiuose pirkimuose. Taip pat buvo atnaujinta šiemet ir pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybės skatinimo taisyklės. Tai irgi yra galimybė pasinaudoti atitinkamą paramą. Na ir turbūt labiausiai jaučiama finansinė tokia parama, tai papildomos išmokos yra skiriamos už plotą sertifikuotą, tai vaisiams daržovėms skiriama 337 eurai už hektarą sertifikuoto ploto. Parama skiriama nuo hektaro sertifikuoto ploto, tačiau mes sertifikuojam ir nuo 10 arų plotus. Pagrindinis teisės aktas, tai nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės, jos atnaujintos 22 metų gegužės 20 dieną. Aišku, jos būna reguliariai atnaujinamos ir, sakykime, pernai metais lapkričio 10 dieną buvo papildomai taisyklės pakoreguotos.
kurios įsigalioja nuo sausio 1 dienos. Gal paminėsiu pagrindinius pokyčius pačių taisyklių ir būtent vaisių, uogų, daržovių augintojams pokyčius, nes taisyklės daugiausia ten keitėsi sertifikavimo įstaigoms reikalavimai, pasikeitė taip pat ten dėl leidimų sertifikuoti išdavimo keitėsi truputėlį tam tikri punktai ir panašiai. Tai dar ką paminėčiau apie pačias taisyklės, kad jau 22 metais, kai keitėsi pačios taisyklės, atsirado pagrindinis galbūt pokytis, tai atsirado galimybė sertifikuoti pagal 2 ženklus maisto produktus. Tai žaliasis ženkliukas nacionalinė kokybė Lietuva ir senasis ženklas išliko kokybės. Taigi prie pačiose taisyklėse yra priedai, patys konkretaus reikalavimai produktams sertifikuojamiems, tai nusikelia į specifikacijas, į priedus pačių taisyklių. Tai šiai dienai yra 9 specifikacijos. Ekoagros sertifikuoja pagal 5 specifikacijas šiai dienai produktus. Tai bitininkystės produktai ir jų mišiniai, paukštiena sertifikuojam, šviežius vaisių daržoves ir perdirbtus jų produktus, vištų dedeklių ir putpelių kiaušinius, bei turim ir pareiškėjus cukrinės konditerijos, šokolado, bičių produktų su kitais maisto produktais gaminių specifikacijoje. Taip pat yra ir kitos 4 specifikacijos, tai grūdų produktų, duonos, pyragų, kepinių bei miltinės konditerijos gaminių, makaronų specifikacija, mėsos, pieno ir pieno produktų bei nealkoholinių gėrimų ir gėrimų specifikacijos. Tai šiai dienai paminėsiu pagrindinius pokyčius, įsigaliojusius nuo sausio 1 dienos vaisių, uogų ir daržovių augintojams, bei kadangi tikiuosi, kad yra daug naujų pareiškėjų čia prisijungusių, tai paminėsiu ir pačius reikalavimus, konkrečius reikalavimus pagal šią specifikaciją, pagal šviežių vaisių ir daržovių specifikaciją. Tas, kas jau ne pirmą kartą girdi, tai bus galimybė pasikartoti tuos reikalavimus arba bent jau juos prisiminti. Taigi, iš principo 3 pagrindiniai pokyčiai įvyko šitos specifikacijos, sakykime, arba šitos specifikacijos pareiškėjams. Tai pasikoregavo pats 46 punktas, tai sertifikavimo įstaiga vykdo planinę priežiūrą, kurios metu privalomai tikrina auginimo, gamybos ir perdirbimo procesą 1 kartą į metus. Tai čia šita vieta net nepakito, tačiau atsirado pokytis šioje vietoje, kad tuo atveju, jeigu paskutinis sertifikato galiojimo metais pareiškėjas apsisprendžia nebetęsti dalyvavimo nacionalinėje maisto kokybės sistemoje ir iki sertifikato galiojimo pabaigos likę mažiau negu 12 mėnesių, jis gali atsisakyti tų metų planinės patikros. Tokiu atveju sertifikatas galios tik tai produkcijai, kuri buvo pagaminta, supakuota, sufasuota ir suženklinta per 1 metus po paskutinės atliktos planinės patikros. Tai atsiranda galimybė paskutiniais metais kaip ir nebetęsti sertifikavimo tiems pareiškėjams, kurie nebeketina eiti toliau pagal šią sistemą. Taip pat pasikoregavo jau čia iš specifikacijos reikalavimo apie dirvožemių tyrimus punktas. Tai pats punktas jau matytas ir girdėtas turbūt, kad pirmaisiais sertifikavimo metais ir vėliau
nerečiau kaip kas 5 metus. NKP auginimo laukuose turi būti atliekami dirvožemio laboratoriniai tyrimai, kurių metu nustatomas humusas, fosforas, kalis bei rūgštingumas. Ir atsirado toksai prierašas, kad durpingame dirvožemėje humusas netiriamas. Tai čia būdavo anksčiau problema su šilauogių augintojais, tiksliau šilauogių augintojų problema būdavo pasidaryti tokius tyrimus, nes specifikacija kaip ir reikalavo išsitirti tokį parametrą, nors iš principo laboratorijos net netirdavo to humuso ir negalėdavo ištirti. Tai toksai pokytis įvyko ir panaikinti 2 punktai, 49 ir 50 pačių taisyklių, tai nebeliko tokio kaip ypatingai mažo derliaus vertinimo ir nenuimto derliaus vertinimo. Tai šitų punktų nebelieka ir kaip ir nebelieka minimalių derlių, sakykime, reikalavimų tokių. Bet aišku, aš čia pabrėžčiau tai, kad naujų taisyklių čia pareiškėjams šitie reikalavimai taikomi, nes kas dar tęsia pagal senasias taisyklės, tai sertifikavimą, tai tenai tas reikalavimas išlikęs mažų derlių ir ypatingai mažų derlių ir nenuimto derliaus. Tai va, tai tokie pagrindiniai punktai, kurie keitėsi vaisių uogų daržovių augintojams, o dabar perbėgsiu per konkrečius reikalavimus šitos specifikacijos vaisių daržovių augintojų ir perdirbtų produktų jų, kad būtų galima susidaryti įspūdį, kokio sudėtingumo galbūt tie reikalavimai yra. Taigi, šita specifikacija, aišku, taikoma fiziniam juridiniam asmenim, auginantiems, perdirbantiems vaisius daržoves, taip pat ir sertifikavimą atliekančioms įstaigoms. Vienas iš reikalavimų, bendrųjų reikalavimų, tai apskaitos tvarkymas ir žurnalo pildymas, nacionalinės maisto kokybės sistemos žurnalo pildymas. Tai augintojas ar ten, sakykime, perdirbimas pildo ir sertifikavimo įstaiga pateikia šių taisyklių 10 priede nurodytą 3 lentelę atviro gruntų daržovių augintojams ir vaisių, o 4 lentelę uždarų gruntų augintojai turėtų pildyti. Taip pat ūkio subjektas privalo tvarkyti NKP vaisių ar daržovių gamybos produktų pardavimo apskaitą, kurioje būtų nurodyti užaugintų, realizuotų, pagamintų produktų kiekiai bei metinius kiekius pateikti sertifikavimo įstaigai. Sertifikavimo įstaigai metinius kiekius pateikia pareiškėjai iki sausio 5 dienos. Mes, aišku, kaip sertifikavimo įstaiga tokius duomenis apdorojame ir savo ruožtų pagal taip pat taisyklių reikalavimą pateikiam ministerijai. Taigi, žurnalo lentelės, sakykime, tai nėra labai plačios apimties šitos lentelės, pakankamai nesudėtingos. Jeigu pasižiūrėtume, ką reikėtų užsipildyti atviro grunto augintojams, kad ir, sakykime, tai kontrolinis žemės sklypo numeris, lauko numeris, plotas pildosi, tada auginami augalai tame lauke, sėjos ar sodinimo data, dauginamosios medžiagos sėklos kilmė, tai sertifikuota ar nesertifikuota sėkla ir sunaudotas kiekis. Atitinkamai panašiai užsipildo ir 4 lentelė. Taip pat bendri metiniai kiekiai pildosi 2 lentelėje. Tai taip pat ir užsipildo produktų pavadinimas, kiek tai buvo pagaminta, ar, sakykime, įsigyta, jeigu taip perdirbimas vykdomas, kiek buvo realizuota, kiek buvo nurašyta ir kiek buvo sunaudota perdirbimui.
iš tiesų tikrai nesudėtingos lentelės. Taigi, toliau specifikacijos reikalavimai jau konkretėja, sakykime, ir jau specialieji tokie atsiranda reikalavimai žaliam ženkliukui. Norint, sakykime, gauti žalią ženkliuką, tai visi taikomi specialieji reikalavimai. Taigi, greitai perbėgsiu šiuos. Tai daržininkystės ūkiuose galima naudoti tik savo ūkyje išaugintą arba įsigytą sertifikuotą dauginamą medžiagą. Aišku, ir labai reikėtų atkreipti dėmesį bulvių augintojams, kad auginant bulves privaloma bent 30% pasėlių auginti naudojant bulvių sertifikuotą dauginamą medžiagą. Tai reiškia, kad kiekvienais metais sėklą privaloma atsinaujinti bulvių. Aišku, likusiuose plotuose galima naudoti savo ūkio arba taip pat sertifikuotą dauginamą medžiagą. Tai į šitą punktą reikėtų labai atkreipti bulvių augintojams, nes pernai metais tikrai susidūrėm su neatitikimais. Taip pat sekantis punktas būtų: negali būti naudojamas cheminės derliaus ilgaamžiškumo didinimo priemonės, išskyrus apsauginės atmosferos dujas. Taigi kažkokios taip papildomos sintetinės medžiagos negali būti purškiamos ar ten naudojamos. Taip pat siekiant išsaugoti maistingumą, lapinės, ankstyvos daržovės ar greitai gendantys vaisiai, uogos turi būti patiekti prekybos įmonėms ne vėliau kaip kitą parą po derliaus nuėmimo. O MKP vaisiai daržovės, kurie yra laikomi saugyklose, prekybos įmonėms po prekinių paruošimų gali būti teikiami tik švieži ir nedvylti. Taip pat specialusis reikalavimas yra ir toksai, kad MKP vaisių ir daržovių apsaugai panaudojus augalų apsaugos produktus, nuimti derlių ir tiekti rinkai MKP galime tik praėjus ne mažiau kaip 1,5 karto ilgesniam laikotarpiui, nei augalų apsaugos produktų techninėje dokumentacijoje numatytais išlaukos laikotarpis. Tai trumpai tariant, karenciją reikia išlaikyti 1,5 karto ilgesnę. Tai sakykime, paprastas pavyzdys būtų toksai, kad signumą panaudojam nuo puvinio, sakykime, ir ten berods 7 dienos karencija, tai reikėtų išlaikyti iki derliaus nuėmimo 11 dienų. Tai taip pat aktualus ir svarbus reikalavimas, nes kartais būna ir neatitikimų dėl šito punkto. Ir taip pat draudžiama naudoti genetiškai modifikuotą dauginamą medžiagą. Perdirbimo specialiai reikalavimai, tai kad gauti žalią ženkliuką reikėtų atitikti pakankamai nesudėtingus reikalavimus. Tai perdirbti produktai gali būti sertifikuojami ir ženklinami kaip MKP, jei gamyboje panaudota ne mažiau kaip 80% pagal šias taisyklės sertifikuotų produktų arba ekologiškų produktų. Aišku, tai turi būti įrodyta ir dokumentais. Perdirbtų produktų gamybai draudžiama naudoti tokias medžiagas, tai kvapiąsias medžiagas, maisto fermentus ir maisto priedus, gliukozės ir invertuotojo cukraus sirupus bei genetiškai modifikuotas žaliavas. Ir tiek specialių reikalavimų ir atsiranda specifikacijoje papildomi reikalavimai. Juos atitikus galima produktų ženklinti kokybės ženkliuku. Taigi, patys vienas iš reikalavimų yra: mikroelementinės trąšos gali būti naudojamos tik tais atvejais, kai vadovaujantis moksliškai pagrįstomis auginimo technologijomis, rekomendacijomis ir arba laboratorinių tyrimų rezultatais įrodyta, kad dirvožemyje ar augalų lapuose tų mikroelementų nepakanka. Tai reikėtų atkreipti dėmesį, prieš naudojant reikėtų gauti arba
technologinės auginimo kažkokias tai korteles, sakykime, ar agronomų pačias rekomendacijas. Taip pat laboratoriniais tyrimais galima pasiremti, kad trūksta vieno ar kito mikroelemento. Tai aišku, mikroelementus galima išsitirti, kas ir privaloma pagal šias taisyklės. Taip pat sekantis punktas daržininkystės ūkis laikantis kiekvienai rūšiai reikalingos fitosanitarinės pertvarkos turi būti sudarytas sėjomainos planas ir jo laikomasi taip. Jis iš principo nėra apibrėžtas kelianlaukis sėjomainos planas turėtų būti padarytas. Iš esmės jisai gali būti koreguojamas ir kiekvienais metais, bet jisai turėtų būti padarytas ir pateiktas sertifikavimo įstaigai. Taip pat sertifikuojamuose laukuose negali būti naudojamas ir nutekamųjų vandenų dumblas kaip trąša. Taip pat kiekvienais metais auginami NKP tręšime vadovaujantis dirvožemių ir augalų laboratoriniais tyrimais turi būti sudaromas ir vykdomas tręšimo planas. Tai vėlgi, jeigu ūkyje vykdomas tręšimas, tai turi būti tręšimas vykdomas pagal sudarytą planą. tą planą vėlgi gali pasidaryti pats pareiškėjas, nėra tokio reikalavimo, kad akredituotas agronomas turėtų, sakykime, tą planą sudaryti. Tai svarbiausia atkreipdėmėsi, kad tame plane turėtų būti šitie nurodyti dalykai, kad turi būti nurodyta trąšų rūšis, forma, norma, tręšimo laikas ir būdas. Tai jau kaip ir anksčiau minėjau apie dirvožemio tyrimus, tai pirmaisiais metais arba vėliau ne anksčiau, kas 5 metus turi būti atliekami dirvožemio tyrimai, kurio metu turėtų būti ištiriamas humusas, judrusis fosforas, kalis ir rūgštingumas. Taip pat turėtų būti azotas ištiriamas daržininkystės ūkiuose prieš tręšimą, jeigu ankstesniais metais nebuvo auginamos NKP kultūros. Tai paprasčiausia pavyzdį pasakysiu, sakykime, jeigu vykdomas sėjomaina, pirmaisiais metais auginamos daržovės NKP, antraisiais, trečiaisiais metais auginami javai, sakykime, ir jau kokiais tai ketvirtais ar dar sekančiais metais grįžta vėl NKP daržovė atitinkama, ar ten bulvės, moliūgai ir panašiai. Tai tokiuose laukuose prieš tręšimą reikėtų išsitirti azotą mineralinį. Ir taikomos tam tikros normos, reikėtų atkreipdėmėsi, kad neviršyti, tai vaisiams uogoms 96 kg į hektarą, daržininkystės ūkiuose ir bulvėms, sakykime, negalima viršyti 122 kg į hektarą. Bet kuriuo atveju neturėtų būti viršijamas 170 kg bendrasis azotas. Taip pat laukai skirti daržovėms auginti mėšlo ir srutomis gali būti tręšiami tik prieš sėją arba nuėmus derlių. Jau minėjau anksčiau, kad turėtų būti soduose ir augynuose turėtų būti atliekami lapų makroelementų ir mikroelementų analizė. Tai analizė turėtų būti atliekama kartą į 3 metus. Tai niekas nereikalauja iš principo, kad pirmaisiais metais tie tyrimai turėtų būti padaryti, bet jau čia pats pareiškėjas įsivertina poreikį, ar jam kiekvienais metais reikia daryti tuos tyrimus, ar tiesiog kartą į 3 metus. Šiaip žinau, kad sodininkai ar ten, sakykime, uogininkai, tai praktiškai darosi kiekvienais metais, nes
tai sąlygoja ir patį tręšimą. Taip pat dirvožemis turi būti dezinfekuojamas tik natūraliomis priemonėmis, tai tokiomis kaip gali būti auginami ir posėliai, tokie kaip rapsai, kad atliktų dezinfekcinę priemonę. Toks geros agrarinės būklės, sakyčiau, reikalavimas, tai sodų uogynų tarpueiliuose visą vegetacijos laikotarpį neturi būti augmenės stelbiančių, sustabarėjusių, taip pat sėklas subrandinusių piktžolių. Sodų ir uogynų tarpueiliai turėtų būti periodiškai dirbami, tačiau jeigu ten auga daugiametės žolės tarpueiliai, tai turėtų būti jie nušienauti ne mažiau kaip vieną kartą per metus iki naujųjų metų rugpjūčio 1 dienos. Aktualus taip pat, ypač anksčiau čia buvo tokia kaip ir problema uogininkams, sakykime, su šituo reikalavimu, su šituo punktu, kad antroji vegetacijos pusė piktžolių naikinimas pasėliuose atliekamas mechaninėmis priemonėmis ir jau čia 22 metais, kai teisės aktas pasikeitė, buvo šitos pokytis įvestas, kad išskyrus sodų ir uogynų pokrūmius po derliaus nuėmimo tas apribojimas herbicidam yra taikomas tik tai daržininkystės ūkiam. Tai po derliaus nuėmimo uogynų pokrūmiuose galima naudoti atitinkamas priemonės. Ir perdirbimo reikalavimas perdirbtiems produktams, tai turėtų taip pat perdirbtų produktų gamyboje ne mažiau kaip 80% turėtų būti naudojamų žaliavų pagal kokybės ženklų sertifikuotų kokybės ženklų arba ekologiški produktai turėtų būti naudojami. Aišku, tai turėtų būti įrodyta ir dokumentais. Taip pat turėtų būti ūkiuose pildomi ir trąšų ir kalkinių medžiagų naudojimo apskaitos žurnalai. Tačiau jau 23 metų rugsėjo 1 dieną įvyko pokytis, kad nebeliko tokio kaip ir popierinių žurnalų. Tad elektroninį žurnalą privalo pildyti žemės ūkio veiklos subjektai, dalyvaujantis ekologinėje sistemoje, tausojantis vaisių uogų daržovių programa. Per PPI-są, sakykime, per 20 darbo dienų turėtų užpildyti šį žurnalą, nes pagal bendruosius reikalavimus, sakykime, ūkininkai, kurie nedalyvauja šitose programuose, jie turi teisę užpildyti 2 kartus į metus tą žurnalą per PPI-są. Ir ūkio subjektai naudojantis augalų apsaugos produktus turi pildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą. Ten nuo atitinkamo purškiamų ploto privaloma pildyti per PPI-są arba popierinį. Dabar yra sąrašas sertifikuojamų kultūrų, daržovių, uogynų ir sodo augalų, už kuriuos yra mokamos papildomos išmokos. Tai reikėtų atkreipti dėmesį sertifikuojant arba, sakykime, į tą sąrašą, nes kad išvengti, sakykime, nesusipratimų ir kad būtų galima pasinaudoti maksimaliai šitom nacionalinės maisto kokybės sistemos privalumais. Truputėlį apie ženklinimą. NKP ženklų turi būti ženklinami rinkai tiekiami tiesiogiai žmonėms vartoti skirti produktai. Galima, aišku, ženklinti tik tai vienu iš 2 ženklų NKP, tai ant pakuotės gali būti nurodomas tik tai
vienas ženkliukas arba nacionalinė maisto kokybė arba kokybės ženkliukas. Tai abudu ženkliukai negali būti naudojami ant vienos pakuotės. Kartais sulaukiam klausimų, ar gali būti naudojamas ir NKP ženkliukas ir ekologinės, tai abudu ženkliukai gali būti naudojami ant vienos pakuotės, jeigu išpildomi visi reikalavimai abiejų sistemų. Taip pat prieš ženklinimą arba prieš spaudą, iš principo netgi reikėtų prieš spaudą pačios pakuotės arba etiketės, jis privaloma suderinti su sertifikavimo įstaiga, kad atitiktų visus ženklinimo reikalavimus, nurodytus pačiose taisyklėse. Taip pat svarbu paminėti, kad mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonės NKP ženklų naudojimo kontrolę vykdo veterinarinė maisto tarnyba. Truputėlį statistikos ir kitos smulkios informacijos. Tai pernai metais buvo sertifikuoti 254 ūkiai sodininkystės, augininkystės, daržininkystės. Ir plotai jų sudarė sertifikuoti beveik 7470 hektarų. Daugiausiai, šiaip jeigu panagrinėjus pačius sertifikuotus plotus, kas vyrauja, tai augininkystėje, aišku, vyrauja juodieji serbentai sertifikuojami, nemaži plotai, iš vaisių arba sodų, tai obelys sertifikuojamas didžiausias plotus sudaro, o, sakykime, iš daržininkystės tai lyderiauja, aišku, bulvės, morkos, burokėliai. Šitos kultūros užima didžiausius plotus. Taip, poveikio priemonės kartais atsitinka gyvenimas ir tų klaidų nėra išvengiama arba, sakykime, netitikimų, tai taisyklėse yra numatyta 3 pagrindinis poveikio priemonės, tai įspėjimas, skiriama tais atvejais, kai netitikimą ištaisyti įmanoma nedelsiant, tai dažniausiai nurodomas 30 kalendorinių dienų terminas, per kurį pareiškėjas privalo ištaisyti trūkumą. Antroji poveikio priemonė, tai sertifikato galiojimo sustabdymas, tai skiriamas tuo atveju, kai laiku nepašalintus įspėjimą nulėmusios priežastys. Tai dažniausiai būna terminas iki 6 mėnesių sertifikato sustabdymas ir sertifikato panaikinimas. Tai kai skiriamas tuo atveju, kai laiku nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys yra neištaisomos. Aišku, svarbu paminėti, kad metus laiko toks pareiškėjas pašalintas iš nacionalinės maisto kokybės sistemos, metus laiko pareiškėjas negali dalyvauti šitoje sistemoje. Taip, taikomi įkainiai, tai kadangi mes Ekoagros viešoji įstaiga ir savininkai yra Žemės ūkio ministerija, tai mes patys įkainių netvirtinam, sakykime, kainodaros nesudarinėjam. Tai 22 metų lapkričio 9 dieną buvo atnaujinti įkainiai Žemės ūkio ministro įsakymu 3676. Aišku, visą informaciją galite jūs pamatyti mūsų svetainėje apie visus įkainius. Čia truputėlis pačių skaičių. Tai už dokumentų registraciją pirmaisiais metais privaloma sumokėti 35,04 €.
Taip pat yra skaičiuojamas ir minimalus mokestis 63,08 €. Čia atsirado, sakykime, su šituo pakeitimo įkainiu toksai, sakykime, naujas įkainis. Tai trumpai tariant, tokia kaip skambėtų kaip bauda, bet iš principo jinai yra sutarties nutraukimas nesilaikant sutartyje numatytų įsipareigojimų terminų. Tai čia trumpai tariant, jeigu planuojamas tikrinimas ir atvažiuojama į ūkį tikrinti ir tikrinimo dieną, sakykime, pareiškėjas atsisako sertifikuoti ūkį arba priimti tikrintoją. Tai toks mokestis gali būti pritaikomas. Ir kiti mokesčiai, už plotą atitinkamą, tai jau galima pasinagrinėti turbūt individualiai kiekvienam pagal poreikį. Kas svarbu paminėti šituose įkainiuose, tai kad už žalio ženkliuko sertifikavimą imamas valandinis mokestis. Tai ne už plotą, o tiesiog už ūkyje sugaištą laiką. Tai kiek tikrintojas ūkyje sugaišta laiko tikrinant patį ūkį, toks ir mokestis yra taikomas. Tai už valandą, patikros valandą 60,65 €. Ką reiktų daryti, norint sertifikuoti NKP produktus, tai pateikti atitinkamas formas, tai prašymą ir anketą. Prašymas ir anketą patalpinti mūsų internetinėje svetainėje, tai laisvai gali susirasti. Jeigu neįmanoma būtų susirasti patiem, tuomet galit kreiptis, atsiunčiam formas elektroniniu paštu. Kas svarbu paminėti, iki kada dokumentai yra priimami, tai iki paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos teikimo termino pabaigos. Tai čia jau su vėlavimu skaičiuotume. Taip. Tai kol kas tiek informacijos. Ir prašau, galit užduoti klausimų. Matau, čia yra informacija. Taip, Saulė, tai atsiprašau, taip. Taip. Rasa klausia, ar galima sertifikuoti pagal NKP ekologinius ir pagal NKP ekologinius ūkius. Tai taip, Rasa, galima. Aišku, turi atitikti abiejų sistemų reikalavimus, išpildyti abiejų sistemų reikalavimus. Tai ir tas NKP, sakykime, produktas, jisai gali būti sertifikuotas kaip ir ekologinis kaip NKP-inis. Taip, Mantulis klausė, jei plotas nebus deklaruotas, ar galėtų įvykti sertifikavimas. Tai ne, nes pareiškėjas privalo deklaruoti, sakykime, pageidaujant sertifikuojamą plotą ir atitinkamuose stulpeliuose pažymėti, kuriuos laukus pageidauja sertifikuoti. Taip, sekantis klausimas. Iš kur pirkti ekologišką bulvių sėklą, jeigu jos nėra? Na, jau čia turbūt ekografas, tai nepadės šiuo klausimu. Ir čia turbūt jau reikėtų gal net ir iš anksčiau pradėti rūpintis šituo dalyku, nes tikrai girdėjau, kad šiemet problema yra su atestuota dauginama medžiaga, ypač bulvių, tai tikrai suprantu, kad problema aktuali, bet
Bet reikalavimas yra toksai, kad 30% pasėlių privaloma auginti sertifikuotą auginamą medžiagą. Taip, Saulius klausė, ar teisingai supratau, kad NKP daržovėms nereikia atlikti lapų tyrimų. Taip, teisingai supratus, Sauliau, lapų tyrimus reikia atlikti tik tai uogynams ir sodo augalams. Taigi, daugiau klausimų kaip ir nėra. Gal kažkas žodžiu dar norėtų paklausti? Nenorėtų paklausti. Tai tuomet, jeigu klausimų nėra, tada sakau viso gero.